Žinot ką, sugalvoju, prišausim propelerių kiek tik turim. Gerai, movement. Propeller. Davai. Dabar čia jau šitas laivas neplauks, jisai skraidys. Jisai skraidys. Nu ką, sveiki draugai, šiandien esu su jumis aš Tomas Meleško ir šiandien mes verčiam visiškai naują lapą, visiškai naują prenkų erą. Aš jūsų pasiilgau, aš tikiuosi, kad jūs manęs taip pat. Aš jūsų noriu žiauriai paprašyti pafollowinti mane Instagram'e, nes tenais aš kelsiu daugybę vaizdo įrašų, kurie neišeina į YouTube'ą. Taip kad nepamirškit pafollowinti, parašykit bet kokį komentarą čia ir ruoškit ar... O, sveiki, nemačiau jūsų. Kažko čia trūksta. Kaip laikotės? Visai gerą nuotaiką, ką jūs veikia savaitgalį, nežinau. Na ką, sveikučiai, čia ir vėl aš, vėl savo prieš kamerą, vėl kalbu su jumis. Džiugus visus matyti, labai iš tikrųjų ilgai nesimatėm. Na bet, kaip sakant, juk kalėdos stebuklų metas. Rimtai, apie kokias kalėdus tu čia šneki? Sausis jau. Dieve mano, kur rytasi tie vaikai? Na, gal ir nebe kalėdos, bet užtat atėjo nauji metai. Praeitas video buvo ne taip jau ir seniai. Na gerai, gal visai ir senokai. Bet kas sekate man Instagram'e, tikrai žinote, kad visą šį laiką tikrai netinginiavau. Kodėl aš pats su duobė kasuosi? Tu sau duobę kasiesi? Tu bent matei naują YouTube revindą? O tai jis jau užteistas? Jau seniausiai. Nu, dėkui, reiks tada užmest akį. Is this what you wanted? Na, už šiuometinį YouTube rewindą tikriausiai dar niekas blogiau nepasirodė. Visiškai naują prenkų erą. Man sakė, yra bezdalų kvapo. Visiškai nauja. Aš esu žertva. Aš pasiduodu. Bet šiaip iš tiesų po paskutinio video nutiko ganėtinai nemažai dalykų. Nuo šiol esu profesionalus instagrameris. Taip pat ir tiktokeris. Ir žinoma vaineris. Be to, gavau progą patekti į žurnalo Flintas Top 10 karščiausių youtuberių skiltį. Nežinau, čia gerai ar nelabai. Tačiau nepaisant viso to, esu vėl čia, jūsų ekranuose, jūsų galvose, jūsų širdise. Na jei rimtai, tai kur buvęs, kur nebuvęs, vėl grįžtu čia. Visiems dėkoju už tokius komentarus kaip... O kada žaidai kelt naują video? Gal jau video kokį kelk? Man tai eik valgyt. Pala, ką?
Nors ir šiek tiek pavėluoti, tačiau norėčiau padaryti šiokią tokią 2018 metų reziumę, ką nuveikiau aš, kas nutiko lietuviškame bei užsienio YouTube, bei dar keletas fenomenų sukrėtusių mūsų padangės 2018 metais. Taigi pradėsiu nuo to, kodėlgi manęs nebuvo 6 mėnesius. Būsiu atviras, YouTube'as buvo ir yra man lyg antri namai, tačiau kaip ir po gero tūsų su draugais, šį kartą grįžti namo nelabai norėjusi. Norėjau padaryti šiokią tokią pertrauką, sužinoti, ko noriu iš to, kokie yra mano tikslai, tiesiog sulaukti momento, kada vėl norėčiau tai daryti ir manau, kad tas momentas pagaliau atėjo. Šiems metams, kaip ir turbūt bent 4 iš 5 mūsų, užsibrėžėm tam tikrą tikslą, dar kitaip vadinamą New Year Resolution. Mano tikslų sąrašėlis kol kas iš tikrųjų yra irgi ganėtinai nemažas ir per visus šios metus norėčiau visus šios tikslus įgyvendinti bei nei vieno iš jų nepaliktų užnugaryje. Neužšindamas burnos prie tikslų, kurių greičiausiai šiaip ar taip neįgyvendinsiu, pereikime prie įdomesnių temų. 2018 metais įvykdžiau keletą tikslų, kurie yra susijęs su socialinė medija. Tai yra net 13 000 prenumeratorių YouTube'ai bei 2,5 tūkstančio sekėjų Instagrame. Nors ir pernai nebuvau itin aktyvus, tačiau man už tai atsidėkoja su kaupu. Tad šiemet noriu atpirkti šią klaidą ir grįžti ne tik YouTube'ą, bet nuo šiol galite mane stebėti ir Twitch.tv platformoje, kanale MG Mantelio. Apie visas įvykstančias tiesioginės transliacijas visada pranešu savo Instagram paskyroje Stories skiltyje. Tad nepamirškite manęs followinti Instagram'e ir sekti naujienų. Tęsiant savo šių metų kelionę, birželio 17 dieną skridau į Jungtinę karalystę pas savo kolegą Karolį. Ten praleidau lygiai 2 savaitės filmuodamas video, bei jas montuodamas, įgijau neįkainojamos patirties naujoje šalyje, naujoje kultūroje, naujoje aplinkoje, bei ten prasidėjo mano pirmieji rimti žingsniai filmavime ir montavime. Toliau leiskimės į rudenį. Game On. Noriu visiems padėkoti, kas buvote Game On renginyje, kas paslabinote, kas nusifotkinote, bei šiaip buvo džiauri faini. Deja, kaip jau pastebėjote, iš Game On šiais metais video nebuvo. Tačiau pažadu, kad kitais metais šitą klaidą jau nebepasikartos. Bei taipogi iš Game On tikiuosi pakvietimo į kitų metų Rocket League Pro Match. Pirmasis laimėjimas štai čia, o kitas laukiau Game On 2019. Toliau, lapkričio 30. Social Media Fest renginys, kuriame turėjau privilegiją atsimti metų gamerio apdovanojimą dedikuotą L2 Republic. Renginio metu teko šnektelti arba bent pasilabinti su nemažai žinomų žmonių. Anksčiau net negalėjau pagalvoti, kad žmonės, kuriuos seko socialinių medijų, kurie daro ganėtinai mažą įtaką mano kasdieniam gyvenime, galėsiu pamatyti gyvai ar net pasikalbėti su jais. Na ką atrodo, praeitais metais daugiau nieko grandiosiško nenuveikėm socialinių medijų, tai turbūt galime pereiti prie sekančių naujienų. Ar turėčiau sakyti senienų? 2018 metais turėjome ganėtinai nemažai įvykių, kurie tiesiog sudrebino žemę po kojomis. Pradedant nuo lietuviškų ir baigiant pasaulinio lygio hitais. Pradėkime nuo Lietuvos. Turbūt pats didžiausias šuolis ir didžiausia nuostaba lietuviškų mastų sukėlęs projektas yra Pauliaus Mykolaičio kuruojamas YouTube kanalas Demiko. Aš manau, kad prie šio žmogaus ir jo kūrybą man iš tikrųjų išsiplėsti nereiktų, tad iš karto pereikime prie jo atlikto šiuometinio progreso. 2018 m. vasario 12 d. debiutavęs su Coca-Cola reklaminio filmuko apžvalga, Paulius iki šiol yra įkėlęs vos 12 video, kurie sudėjus turi net 2,8 milijonų peržiūrų. Taip, tai tiesa. Po kol kas Demiko neturi nei vieno vaizdo įrašo, kuris būtų surinkęs mažiau kaip 100 000 peržiūrų, neskaitant Laisvės TVX kanalo. Ir pasitelkęs visas savo asmenės įžvalgas galiu pasakyti, kad šis pasisekimas yra tikrai pelnytas. Kitas fenomenas, kuris nuo prieš tai mūsų aptartos mens yra nutolęs ne per toliausiai, yra Oskaras TV. Kaip čia jums jį apibūdinti? Gyvenime mėgstu tik 3 putytės. O jeigu aš labai paprašysiu tau į burnytę baigti? Būna kartais noras papuliuoti pusėserę. Tuš. Žinot ką, man rodos tiesiog greit pabaigim šitą reikalą. Liepos 11 dieną įkėlęs pirmąjį savo video, viena diena prieš mano gimtadienį. Koks mielas sutapimas. Pavadinimu Vilniečiai apie vienos nakties nuotykius Oskaras gali puikuotis net 1,4 milijonus peržiūrų bei daugiau kaip 26 000 prenumeratorių. Na ir gali dar kai ką padaryti, bet šią temą mes neišsiplėsim. Šis variantas gal ir nėra labai pavyzdingas, bet žinot, Oskaro video man asmeniškai yra lyg mano vaikystės nuotraukos. Pasijuokti smagu. Bet paskui vis tiek norisi viską atmatyti. Na ir trečiasis projektas, kuris man asmeniškai pasirodė labai vertas dėmesio, labai profesionalus bei turintis ganėtinai nemažą potencialą, yra Dominyko Klojimo kanalas pavadinimu Klojimo kanalas. Šiame kanale Dominikas apžvelginėja įvairaus žanro filmus bei daro jų recenzijas, taip pat aptarinėja juos su kitais žinomais žmonėmis. Ir kas man asmeniškai labiausiai patiko, tai jo kūrimi šmaikštus skečai, pašiepintis tam tikrą filmo detalę ar klaidą. Alvydai? Alvydai, viskas gerai? Alvydai, atsakyk man, ką nors prašau. Nu ir ko tavo nešneki? Su pimpalu išlindusi čia nais, ko tu čia išsitepliojęs dabar? Valgysi, sakyk. Ko tu nešneki, kas čia, ko išsišykęs dabar kaip čia? Ai, norėsi pats ir ateisi, žinai ką aš tau sakau dabar? Aš nesuprantu.
Palauk, kad tu miręs kartais. Iki atrandant šį kanalą aš net nepagalvojau, kad siaubo filmai gali tapti išties smagia komedija. Tad didelis ačiū jam už šį nuostabų turinį. Iš anksto atsiprašau visų projektų, kurių čia nepaminėjau, tačiau galiu pripažinti, kad jų buvo tikrai nemažai. Toliau vasara kaip ir visada kupina įvairiausių vasariškų hitų. Iš anksto noriu visų atsiprašyti už vaizdą, kurį matote man už nugaras, nes tokiu būdu aš interpretuoju, kokios dainos buvo klausiausios 2018 metų vasarą. Tačiau nepaisant to, šią vasarą neapsėjom ir be tikrų superhitų. Žinot ką, man rodo Softy Gaming turi kažką šią temą pasakyti. Sveikas, Tadai. Gali gal minutėlę pašnekėti? Ko nori? Aš turiu tau vieną klausimėlį, galiu užduoti? Klaus greičiau. Žiūrėk, kokia tau manimų daina 2018 metais buvo geriausia vasara? Vasariška daina. Tu esi noriu, aišku, nu aš klausinėjai nesąmonė, negodu. Tiek man, žinok, iš tavęs ir reikėjo. Ačiū tau labai, Tadai, žinok. Pisk, ne. Na, mano vasaros dainų reziumėtis čia ir užbaigsim. Toliau, vasaros pabaigoje nuėdėjusi įspūdingai, nerealiai, šokiruojančiai pasibaigusi dvikova tarp YouTube gigantų Logan Paul ir KSI. Logan Paul. Kažkas dar metų pradžioje su juo buvo nutikę, man rodos. Nu, gal ir ne. Grįžtam prie kovos. Na ką čia ir be pridūrus. Kaip bebūtų netikėta, kova tarp Logan ir KSI baigėsi lygosiamis, tad laukime kitos vasaros, kada vėl išvysime šio cirko tęsinį. Kas čia dar? Popiežius atvažiavo Lietuvą. Elonas Muskas surūko žolę. PewDiePie prieš T-Series. Na, turbūt viską kaip ir paminėjau. Taigi tiek tais 2018 metais. Žinau, kad viską galiu aptarti plačiau, tačiau manau, kad tam reiktų kur kas daugiau laiko. Tad dėkuoju visiems, kurie žiūrėjote, likite kartu, sekite naujienas. Ačiū Jums ir peace out.